ši knyga tarsi kvietimas mylėti trijulių krepšinį. Ir į ją sudėta tai kompleksinis tiek teorinės žinios, tiek įžvalgos, tiek praktinės rekomendacijos, pačios naujausios. Tiesiog remtasi ir FIBA dokumentais naujausiais, ir mokslinėm įžvalgom straipsniais, ir taip pat ieškota taktinių gudrybių iš įvairių šalių, tiek ir Japonų komandos, Kinijos komandos, įdėti deriniai ir manau, tokia sintezė teorijos, praktikos ir rekomendacijų. Šitas leidinys gal skirta kelioms auditorijoms. Visų pirma, tai turėtų skaityti studentai besimokantys sporto mokslo srityje, toliau treneriai, žaidėjai ir netgi sporto vadybininkai galėtų, nes yra skyrius visas apie renginių organizavimą, apie profesionalių komandų valdymą, prizus, konkursus ir taip toliau. Tai būtų tinkami tom auditorijom šitas leidinys. Ši knyga yra taip parašyta, kad neprieinama visiems. Ir kiekvienam ši knyga bus įdomi, kas domisi krepšinio istorija, kam yra svarbu susipažinti su taisyklėmis, o kas nori giliau pasigilinti į 3x3 komandų rengimą, taktiką rungtynių metu, viską šitą ras vienam leidinyje. Šis leidinys yra pirmas ir vienintelis Lietuvoje ir aš manau, kad jisai duos didelį impulsą šitos sporto šakos vystymuisi. Jeigu kalbėt konkrečiai apie mūsų universitetą, mums yra labai svarbus todėl, kad nuo šių metų mes įtraukėme į krepšinio trenerių programų rengimą būtent konkrečiai 3x3 trenerių rengimą. Tai bus ši knyga mūsų studentam bus kaip vadovėlis. Ir aš tikrai tikiu, kad atsiras daugiau besidominčių, daugiau bežaidžiančių ir daugiau žmonių 3x3 aplinkoje. Iš tikrųjų atradau nemažai ir labai žavi iš tikrųjų šitas žaidimas. Žavi dėl ko? Aišku, jis labai trumpai trunka, jeigu taip rungtynės tik 10 minučių, bet tu pamatai tą grožį, tą žaidėjo mąstymą aikšteliai, sprendimo priėmimą, ar teisinga ar neteisinga, bet čia dominuoja greitis, jėga, individualus pasirengimas ir va tuo žavi toks nenuspėjamumas. Dažniausiai tarp laimėtojų pralaimėtumo 1-2 taškai. Taip, kad čempionatus, olimpiadas gali laimėti bet kuri komanda. Va tuo žavi toks nenuspėjamumas. Na, jeigu 3x3 ir nurungs 5x5, tai bus tik tai visiems krepšinio fanams visam pasaulyje bus tik į naudą. O gyvenimas parodys, kas yra populiaresnis, tačiau aš nemanau, kad tos dvi sporto šakos turi varžytis. Aš manau, kad kiekviena iš jų yra savaip įdomi ir kiekviena iš jų turės savo žiūrovą.